Na va, mūsų žvėrelis. Jau paskutinės akimirkos jo buvimo su mumis, paskutinė diena turbūt. Draugai iš New Hampshire mums padėjo surasti jam tinkamą vietą ir aš manau, kad jam bus geriausia. Tai yra čia toks žmogus, kuris labai mėgsta gyvūnus ir kuris juos... Kristoferis pasakė, ir čia yra Hagridas, panašiai kaip Hagridas iš Harry Poterio. Jis prisirenka įvairių gyvūnų, kurie buvo arba sužaloti, arba užauginti nelaisvę ir negali gyventi lauke. Ir pas yra labai daug įvairių gyvūnų, jie gyvena gražiai fermoje ir jis juos vežioja po mokyklas, gali vaikai lankyti, gali juos glostyti. Ir jam mes paskambiname ir jis pasakė, kad jis mielai paimtų tą padarėlį, nes jiems iš tikrųjų labai geras dalykas, kad jis yra sveikas, nes kartais jie randa suaugusius sužalotus gyvūnus, kurie siaubingai bijo žmonių ir jiems labai sunku prisitaikyti. O jis jau pasiruošęs, jis yra visiškai sveikas ir jis yra visiškai pripratęs jau prie žmonių. Tai jo socializacija jau įvykusi ir jie iš tikrųjų labai apsidžiaugė ir jis mielai jį priims, jie neturi švilpiko. Tai vat mes manome, kad tai bus jam puikiai vietelė, pabėg. Kur tu bėgi, mažylė? Taigi aš labai džiaugiuosi, kad mes turėjom tokią galimybę su juo susidraugauti. Ir dabar visiems bus gerai. Ate, jis sako visiems.